Labadiena, mėly Facebook'o draugai, YouTube'o Patreon'o kanalo žiūrovai, TikTok'o žiūrovai. Aš gydytojas Vytautas Abraitis ir šiandien pratęsiu temą pakuotės pergalė prieš turinį ir pakalbėsiu visiems mums labai skausminga tema, tai yra visiška Lietuvos žiniasklaidos degradacija. Ir tikrai labai gaila, kad žurnalistai, tarp kuriuo aš įsivaizduoju tikrai yra ir normalių, talentingų žmonių, jie yra verčiami mums pateikti ne informaciją, bet kažkokią dezinformaciją, manipulacijas, jau tokio geltonumo propagandą, kad gėda klausyti. Ir tie visi pagrindiniai LRT, TV3, LNK, dar mes už LRT privalome ir susimokam, kad mums gadintų nuotaiką ir kažkaip klaidintų, koks yra paradoksas. Ir daugiausiai yra karo tematikos, tai aš tiem žmonėm, kurie galbūt nėra pripratę prie informacijos paieškos, kurie neskrolina internete ištisai, aš jums pateiksiu labai gerą būdą sužinoti realią situaciją Ukrainos kare. Nes gan protingi žmonės man yra sakę, tai kaip, taigi rusai gauna, tai ką tu nežinai. Ir iš tikrųjų situacija yra visiškai kitokia, aš dabar nepulsiu į smulkmenas, aš žiūriu du šaltinius, du youtuberius. Vienas yra ukrainietis Oleg Petrenko, jo kanalas Svodkis frontą, kitas rusas Dmitrij Degtyaryov, generalinis štabas. Jie būtų buvę kariškiai, abudu labai taktiškai, be jokių tenais ruzajorkai ar choholai, labai pagarbiai priešininkui, kaip ir dera kultūringam žmogui, taip, kad ir koks boksininkai taip susimuša pirštinėm prieš kovą, kad ir paskui savo snukius daužo vienas kitam. Jie pateikinėja visą informaciją iš fronto. Suprantama, kiekvienas truputėlį tempia į savo valstybės pusę, bet visumoje tai jūs priblokš tos informacijos sinchroniškumas ir vienodumas, nes žmonės pasako tiesą. Ne taip kaip tie mūsų kanalai, klausant lietuviškų žinių, bet kokių, ar skaitant, iš vis nesusidarai vaizdo, kas ten darosi tam fronte. Jie pasako visas užimtas vietovės, kvadratinius kilometrus, aukų skaičių, technikos prarastos skaičių. Jų laidelės trunka apie 10 minučių, bet ten pradžioje truputėlį gal po minutę, dvi papolitikuoja, po to pareklamuoja savo Telegram kanalus, ten nuotraukas visokias deda, tokias žiauroko turinio, kurio negalima dėti į YouTube. Ir ten galima per 10 minučių pažiūrėti juos abudu. Aš žiūriu kartą, kokį maždaug per savaitę, gal rečiau, jeigu kažkokie įdomus įvykiai darosi ir kasdien pasižiūriu, jie kasdien išeina. Ir kodėl dabar? Tai mūsų geltonai rudai spaudai, ten LRT, TV3 ir 15 min ar Kauno diena, ir mano miesto laikraštis degradavo. Jiems nepasodint kokio nors pyplio ir nepaprašyti, kad jisai išverstų. Jie abudu kalba rusų kalba. Žinau, kad labai blogai yra rusų kalba. Taip, Benkunskas pasirinko uždrausti rusų kalbą vietoj to, kad Lietuvos kanalizacija Vilnių nutiestų, nes skęsta po kiekvienos lyties, nors aš kiek į Vilnių nuvažiuoju, aš praktiškai kitos kalbos apart rusų negirdžiu. Ir čia didžiausia kiaulystė ukrainiečiams jisai padarytų, bet svarbu pasimaivyti, čia koksai kovotojas su Rusija. Iš tikrųjų, paskelbs tą direktyvą Vilniaus merija ir šakės, viskas, Kremliaus žvaigždės ims kristi. Tai žodžiu, pažiūrėkit, aš įkelsiu nuorodas šitų abiejų kanalų, tiek Degtярiovo, tiek Petrenko. Ir dabar apie politiką apskritai. Aš žiūriu tokį blogerį Dmitrij Spivak. Jis tikras ukrainietė vedė su ją ten dukrą augina, už nugaros vienoje pusė Ukrainos vėliava, kitoje pusė Ukrainos herbas. Ir tikrai labai toks aistringas žmogus. Jis turi savo YouTube kanalą, bet jo YouTube laidos labai ilgos. Jūs ten tiek laiko neturėsit. Bet jis yra TikTok'e. Kas turite TikTok'ą? Tai praktiškai TikTok'as yra žiukšlynas. Ir ten tik tai tas Spivakas ir yra įdomus. Jo ten nuo 2 iki 10 minučių trunka tos laidos. Ir jis labai įdomiai kalba apie visą tą Junktinių Amerikos valstijų administraciją, apie Kiniją, apie Iraną. Jis tikrai informacijo labai įdomi. Jis kalba ir apie Baltijos šalis. Ir aš nekalbėsiu, ką jisai sako apie mus, nes tiesiog labai skaudu, kad tie mūsų tų politikos, kad ir pačių aukščiausių dundukų, kažkokie isteriški kvyktelėjimai, kurie yra viešojo erdvėj užsienio politikai, bet neskirti užsieniečiams, jie skirti vidaus vartojimui, kad save parodyt kažkokias labai kovingės, bet visą tai daro tikrai didelę žalą ir mus tų pačių ukrainiečių akise daro kažkokiais isterikais nacistais. Tas labai gaila, pagal Spivako
va tuos pasisakymus. Tiesiog išgirskit. Ir aš esu nuolatiniam kontakte su ukrainiečiais ir galiu pasakyti, kad jiems to nereikia, tos isterijos jiems nereikia. Ir tie yra tokia, kategorija tokio talibano, kur vaikšto po socialinius tinklus ir barsto kakučius po visais tokiais, blaiviais postais karo tematika, tai jie tiesiog jų bijo. Mėly kakučių drabstytojai, jūs nekenkit žmonėms, tiem ukrainiečiams. Žmonės suvokia, kad prigimtinis tikslas yra gyventi gyvenimą, dirbti darbą, pagimdyti vaiką, išauginti vaiką, o ne kauti su Rusija. Jeigu jūs neturit kito užsiėmimo gyvenime, tik kautis, tai jūs kaukitės, eikit ir kaukitės. Bet nešikinėkite komentaruose, nes jūs gadinate nuotaiką visiems ir labai kenkite čia gyvenantiems ukrainiečiams, kuriems visai nereikia jums jūsų tų kakučių. Tai vat ir apskritai Lietuvoje ir ne tik žiniasklaida yra tokio žemo lygio, bet visos tos keistos tokios inteligentų struktūros. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, vakar turėjau gyvą pokalbį su viena leidėja apie mano knyginėlėje Drąsiųjų keliais yra knyga apie Kazį Škirpą Sukilimas. Tai jinai pasakoja tokią labai įdomią istoriją, reiškia, Lietuvoje yra tokia Lietuvos kultūros taryba. Taip, atrodo taip vadinasi. Ir ji remia įvairius leidinius. Tai, kai jie išleido tą Škirpos Sukilimą, 5 metus jų neparėmė nei eurų, nors sakė, remdavo visiškai tokius niekinius, bet politiškai labai teisingus literatūros leidinius. Tai vat, mylėjai, pasižiūrėkit mano knyginėlio turinį ir pamatysite iš tikrųjų kokią gėdą, kad Lietuva dasigyveno iki to. Aš manau, kad ta kultūros taryba tai nėra vien tas talibanas vienos politinės jėgos žmonės, tokio platesnio požiūrio, bet tiesiog žmonės bijo. Ta baimė yra Lietuvos inteligento nacionalinis bruožas. O jeigu norite šiokios tokios informacijos apie karo tematiką, aš įkelsiu nuorodas iš tų youtuberių, įkelsiu nuorodą ir to Spivako TikToko. Tikrai ką verta paklausyti ir sutrysite normalų vaizdą, ne iš tų mūsų vargdienių IQ 69. Iki.